Hallelujah. Let's have a word of prayer. Pasimelskime. Avinu Malkeinu Bashamayim, our Father, our King in heaven. Mūsų tėve, mūsų Dieve esant, kuris esi danguje. Thank you for this beautiful day Ačiū tau už šią gražią dieną and this beautiful opportunity to come together. ir šią nuostabią galimybę, kad mes visi susirinkome kartu. Lord, we pray that by your Ruach HaKodesh, your Holy Spirit, Viešpatie, mes melžime, kad pagal tavo dvasią you will be our teacher and our guide. tu būsi mūsų mokytojas ir mūsų vadovas. I thank you for my brothers and sisters here today. Šiandien aš dėkoju tau už mano brolius ir seseris. Take the words of my mouth and the thoughts of all our hearts, Paimk mano žodžius ir visas mano širdies mintis. and may they be acceptable in your sight, Ir tegu jos būna priimtinos tavo akivaizdoje. O Lord, our rock and our redeemer. O viešpatie, mano Dieve, mano gelbėtojau. Amen. Amen. Thank you. Dėkui jums visiems. So it's now 3:15. Taip, dabar mes turime po 3:15. What time do we... Just we may finish at 4:15. Okay, 4:15. So I will go for about 45 minutes and then 15 minutes questions. Taigi vėl kalbėsiu apie 45 minutės ir po to paliekame 15 minučių klausimams. But I know that you already have lots of questions and comments for discussion. Aš manau, kad jūs jau turite paruošę klausimus, kažkokius tai komentarus, kuriuos norėtumės gal aptarti ar padiskutuoti. And my method of teaching is not to give all the answers. Mano mokymo metodas nėra, kad pateikti visus atsakymus. I would rather that you find your own questions Aš mieliau norėčiau, kad jūs patys surastumėte klausimus and I can help you find some of the answers. ir kad aš jums galėčiau atrasti atsakymus į tuos klausimus. Here I am, a nice Jewish disciple of Jesus. Štai aš čia esantis prieš jūs gražus Jėzaus mokinys, My žydas. wife thinks I'm nice. Ir mano žmona galvoja, kad aš esu gražus. But I haven't been with you before and you haven't been with me before. Bet iki šio momento aš nesu su jumis buvęs kartu, kaip ir jūs su manimi nesate buvę jokioje bendrystėje kartu. If you want to learn, Jeigu jūs norite išmokti, you have to become a disciple. jūs turite tapti mokiniais. Disciple means a learner. Mokinys, mokinystė reiškia mokymasis. In Hebrew, Talmud means teaching. Hebrajų kalboje Talmud reiškia mokymą. The rabbis say, find yourself a teacher Rabinai sako, susirask savo mokytoją and find yourself a fellow disciple ir savo susirask taip pat mokinį, su kuriuo jūs kartu mokytumėtės. and go and learn. Eik ir mokykis. And it doesn't happen all at once. Ir be abejo, ne viskas iš karto pavyksta. So I'm going to talk a bit about who are the Jewish people. Aš jums norėčiau trumpai papasakoti, kas yra žydų tauta, žydų žmonės. And what is supersessionism or replacement theology? Ir norėčiau pasidalinti, kas yra supersesionizmas arba kitaip įvardinama pakeitimo teologija. And if I can, I will continue with the story of God, Ir taip pat norėčiau dar pratęsti istoriją apie Dievą, which we began in the previous session. kurią mes pradėjome ankstesnėje mūsų prieš tai buvusiame susitikime. Are you with me so far? Ar jūs dar visi manęs klausotės ir girdite? Okay. So, who are the Jewish people? I begin with my story and my family story. Tai kas yra žydų žmonės, kas jie tokie, ir aš pradėsiu savo asmeninę istoriją ir savo šeimą. Then, who are the Jewish people in the world today? Kas yra žydų tauta ir žydų žmonės šiandienime pasaulyje, What do Jewish people believe? į ką žydų žmonės, žydų tauta tiki, How do we share our faith with Jewish people, our faith in Jesus? kaip mes dalyjame savo tikėjimą tarp žydų tautos žmonių ir tikėjimą Jėzumi. And what are some of the questions and answers? Na ir keletą klausimų ir atsakymų. Can you see the screen okay? Ar visiems gerai matosi ekranas? Not so well. Gal ne taip jau Can we- puikiai. Yeah. Is it focused okay? Yeah, maybe. So I will also, if you want my PowerPoint slides, Jeigu I jūs- will give them to anybody who wants them.
Jeigu iš jūsų kas norėtų įgyti arba gauti būtent šias skaidrės, kurias esu jums paruošęs, kurias turiu, tikrai jūs galėsiu jumis pasidalinti. You give your email to the organizers, I will give them to them, they can send it to you. Taigi jūs tiesiog pateikite savo elektroninio adresą, elektroninio pašto ir jums organizatoriai persius. Judaism and the Jewish people. Judaizmas ir žydai Many different forms of Jewish life. yra be galo įvairių žydų gyvenimo formų ir būdų. The land of Israel, Izraelio žemė, the state of Israel, Izraelio valstybė, the Torah, the law of Israel, Tora, Izraelio įstatymas. the history of Israel. This is the gate of Auschwitz concentration camp. Arbeit macht frei. Work makes you free. Ir čia Izraelio istorija ir mes turime liūdną praeities įvykį, tai yra būtent istorija, kur Aušvicas ir garsus vartai, kuriuos einant yra užrašas Arbeit macht frei, tai darbas jūs išlaisvins. And the story of the Jewish people around the world. Ir žydų tautos istorija po visą pasaulį. Yeah. So my family I'm starting now in Germany. Mein jüdische Family und deren Herkunft Deutschland, our background in Germany. Taigi mano kilmė ir mano šeimos istorija prasidėjo Vokietijoje. My father was born Anthony Adolf Hirschland. Mano tėtis gimė, jo vardas buvo Anthony Adolf Hirschland. Adolf was a popular boy's name until Adolf Hitler came along. Tuo metu vardas Albertas buvo labai populiarus Vokietijoje iki tol, kol neatėjo mums visiems gerai žinomas Albertas. Hirschland means the land of the deer. Taigi Hirschland išvertus iš vokiečių kalbai reiškia elnių žemė. There's a deer there. Ir argi, kaip matome skaidrę, galime išvelgti elnę su didžiuliais ragais. My great-great-great-grandfather Salomon Hertz Hirschland was a traveling salesman with a horse and cart. Mano prosenelis Davidas Hirschlingas, jis buvo prekeivis ir kaip matote skaidrėje, jis ratai ir arkliai, jis buvo prekybininkas. He came from one town and he went to Essen in the north of Germany. Taigi jis keliavo iš vieno miesto ir atvyko į Eseną į šiaurės Vokietiją. And he had several sons. Ir jis turėjo keletą sūnų. One looked after animals. Vienas iš jų prižiūrėjo gyvūnus, Another sold lottery tickets. o kitas iš jų pardavinėjo loterijos bilietus ir buvo prekybininkas. Another was a butcher, a kosher butcher. Kitas buvo iš jų mėsininkas, buvo košerinio maisto tiesiog pardavėjas. And my great-great-great-great-grandfather was a doctor of medicine, Moses Hirschland. Ir mano prosenelis buvo gydytojas, medicinos daktaras. If you look at Dr. Wikipedia, Jeigu jūs pažiūrėtumėte į Wikipediją, do you know Dr. Wikipedia? žinote, Wikipedija garsėja Dr. He has a Wikipedia. whole page on him in Wikipedia. Taigi apie jį yra visas puslapis pateiktos informacijos. Moses Hirschland. Taigi Mozė Hirschland. And he was the first Jewish graduate at the Prussian Royal High School in Germany, in Essen. Ir Esenė jis buvo pirmasis vokietis, kuris baigė Prūsijoje aukštąją mokyklą, jis buvo tos mokyklos absolventas. And he was therefore one of the Jewish people who could come into German society. Ir jis buvo vienas iš tų, kuris galėjo dalyvauti Vokietijos visuomenėje. Yeah. And then he was also the personal doctor to Alfred Krupp. Taigi jis taip pat buvo asmeninis Adolfo Krupp gydytojas. Bring the Krupp tai yra Krupp. That's it. Yeah. Get there. We will get this right. Mes kaip nors šitą viską sutvarkysime. And he had many children, and his son Richard Hirschland. Jis turėjo daug vaikų ir vienas iš šių vaikų, sūnus Richard Hirschland, That's him, my They- great-grandfather. tai yra jis mano prosenelis. And he lived in Essen. Jis gyveno Eseno mieste, This was the family house. tai yra mūsų šeimos namai, This was the family bank. tai buvo šeimos bankas. And now all we have in Germany Ir visa, kas mums dabar bėra likę Vokietijoje, is a public square tai yra tik tai likusi aikštė mieste. called Hirschland Place. Yra vadinama Hirschland Place, Hirschland aikštė.
now we even have an underground station. Be to, mes tame mieste turime ir metro stotį. If you go to the town of Essen, there is an underground station Mes turime called Hirschland Platz. Taigi mes turime metro stotį, norėdama jums paaiškinti, tai yra stotis, kurios pavadinimas ir yra Hirschland. This is my bad English joke. Tai yra mano toks nevykęs, gal angliškas humoras. Laugh Pokštas. politely. Sorry? Laugh politely. Tiesiog mandagiai nusijuokti. I would prefer a bank and a house Be to an abejo. underground station. Be abejo, man mieliau būtų turėti ir namą, ir banką vietoj metro stotelės pavadinimą mūsų pavardę. Ha 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 ha. But this tells you something of the history of the Jewish people. Bet šitą visą, ką mes dabar sužinome, tai pasako apie They žydų took- tautos istoriją. They took away the bank and the house Jie atėmė banką ir namą. because when the Nazis came to power in Germany, Kada į valdžią atėjo nacijai Vokietijoje, Jewish businesses and properties were stolen. visas žydų verslas ir būstas, ką jie turi, viskas buvo pavogta. And if you did not leave Germany, you would be killed. Ir jeigu nebūtume tuo metu išvykę iš Vokietijos, būdamas žydų, būtume užmuštas, nužudytas. So my great-grandfather came to Germany. Taigi mano, Came to England. taigi mano prosenelis atvyko į Angliją. But this is the synagogue in Essen, and inside the synagogue there is a plaque that says who built the synagogue. Bet Esene yra stovinti dar ir šiandien sinagoga, kurios viduje yra lentelė, joje yra surašyti tos sinagogos statytojai. And it says Brothers Hirschland, London. Ir joje yra vardai broliai Hirschland Londonas. They gave money for the building of the synagogue. Taigi jie rėmė statant sinagogą finansiškai. Just like in the New Testament, in the Gospels, the Roman centurion gives money for the building of a synagogue. Lygiai taip pat kaip ir Naujajame testamente, kai šimtininkas duoda pinigų, kad prisideda pinigais statant sinagogą. If you want to show practical love to Jewish people, Jeigu- support their synagogue. Jeigu norite jūs parodyti praktišką meilę žydams, jūs tiesiog padėkite statyti sinagogą. In 1938, in Kristallnacht, the synagogues were burnt. O 1938 metais per Krištolinę naktį sinagogos buvo sudegintos. The beautiful bronze dome of the synagogue in Essen was destroyed by fire. O gaisras sudegino tos sinagogos gražų sidabrinį kupolą. Thankfully, my family, most of them escaped Germany. Laimė, kad mano šeima, visa mūsų šeima mums pavyko iš ten pabėgti į Londoną. Am I going too fast or too slow? Ar aš jums per About greitai right? kalbu, ar viskas gerai? Yeah, хорошо. Thank you. So, my grandfather was brought up in Britain, Mano senelis jau užaugo Britanijoje and he changed his name ir jis pakeitė savo vardą, from Hirschland to Harvey. Savo pavardę iš Hirschland jis pakeitė į Harvey. And my father gave up the name Adolf Ir mano tėtis atsižadėjo, tiesiog atsisakė vardo Adolfas and was Anthony Harvey. ir jis pavadinosi Anthony Harvey. And this is me with my wife, Monica. Ir skaidrėse matote mane ir mano žmoną. I was brought up in the Reform or the Liberal synagogue, Aš užaugau reformuotoje arba liberalioje sinagogoje. and we met in the London Messianic congregation, which is Jewish believers in Jesus. Ir Londone mes su savo būsima žmona susitikome mesijinių žydų bendruomenė, tai yra visi, kurie tiki į Jėzų. And we have two children and 3 grandchildren. Taigi mes su žmona užauginome 2 dukras ir turime 3 anūkus. I recommend grandchildren. Aš labai rekomenduoju jums anūkus. Have your grandchildren first if you can. Turėkite pirmiausia anūkus, jeigu įmanoma. They're much easier than children. Daug tai lengviau nei kad su vaikais. This is bad English joke. Tai yra Okay? toks nevykęs angliškas juokas. This Humoras. is my mother and her grandfather, Šioje skaidriai matote mano mamą ir jos tėtį. Edward Weiss.
Edward Wyss. Edward Wyss was born in Tarnów in Poland, near Krakow. Edward Wyss gimė Lenkijoje, Krakove. This is the house he was born in. Bet štai jūs matote namą, kuriame jis gimė. Now it's an ice cream shop. Dabar tenais yra ledainė. I went into the shop and said, my grandfather was born here. Can I have the house back? Kai aš nuėjau į tą ledainę, aš sakau, šiame name gimė mano senelis, ar aš galėčiau atgauti savo namą? They said no, but they gave me a free ice cream. Sakė, ne, bet jie man tiesiog davė ledų nemokamai. He also left Poland in a hurry. Jis taip pat skubiai išvyko iš Lenkijos. And he came to Britain Ir jis atvyko į Didžiąją Britaniją. in 1897. 1987 metais. He became a British citizen in 1906. 1906 metais jis tapo And Britanijos pilietis. he took the name Edward Ir jis tiesiog pasivadino Edvardu. after King Edward. Pasivadino pagal karalių Edvardą, tokį Very pat vardą. English name. Labai jau angliškas vardas. Sorry. Thank you so much for translating. Are you okay? Yes, all right. Elijah, Elias, good Jewish name. Elijas, Elijah, arba Elijas labai geras žydiškas vardas. A Hebrew name. Tai yra hebrajiškas vardas. Eliyahu. Elijahu, Elijas. Yah, he is my God. Elija, yra mano Dievas. But he changed the name to Edward, Bet jis savo vardą pakeitė į Edvardo vardą. English name. Tai yra angliška varda. This shows you how our families keep moving. Tai parodo, kaip mūsų šeimos judėjo, kaip veikia. And we change our names. Ir mes pakeitėme savo vardus. And Edward became a very English gentleman, Ir Edvardas tapo toks tikras anglų džentelmenas. which is why my family are now very much British and Jewish. Štai kodėl mūsų šeima dabar yra labai britiška ir labai žydiška. And I told you the story of my life already. Aš jums jau papasakojau savo gyvenimo istoriją. Tom Cruise has not yet phoned me to say I want to make the film. Kol kas iš Tomo Cruzo nesulaukiau skambučio, kuris pasiūlytų, kad nori mano filmas, mano gyvenimo istoriją sukurti, ekranizuoti. Yeah. Each of us has a story to tell. Kiekvienas iš mūsų mes turime savo asmeninę istoriją. The Jewish story begins with Abraham. Žydų istorija prasideda nuo Abraomo. And the Jewish story is part of who we are. Ir žydų istorija dalis yra to, kuo mes ir kas mes esame. Every culture, every religion is trying to answer these basic questions in life. Kiekviena kultūra, kiekviena istorija stengiasi savo gyvenime atsakyti į šiuos klausimus. Who are we? Kas mes esame? Where are we? Kur mes esame? What's gone wrong? Kas įvyko ne taip? What's the solution? Koks sprendimas? And most importantly, what time is it? Ir svarbiausia, o kiek dabar valandų, koks dabar yra laikas? Where are we in the history of God's plans for our creation? Kurioje vietoje mes esame Dievo planuose, kuriant istoriją, kurioje mes dabar esame pozicijoje. So I'm talking about what does it mean to be Jewish? Taigi aš jums kalbu norėdamas pasakyti, ką reiškia būti žydu. And of course, I did not choose to be born Jewish. Be abejo, aš nepasirinkau gimti žydų tautos. I could not choose my parents. Aš negalėjau pasirinkti savo tėvų. I had wonderful parents, but I did not choose them. Aš turėjau nuostabius tėvus, bet aš jų nepasirinkau. All my family are Jewish as far back as Abraham. Visa mano šeima yra žydiška, grįžtant iki Abraomo. I can only trace my family tree back to 1400. Aš savo giminės ryšį ir visus protėvius galiu atsekti iki 1400. Iki 1400 metų. That's 600 years of Jewish ancestors. Tai yra mano protėviai, kurie siekia 600 mečius. And before 1400, it's all done through tradition. Ir iki tų metų, iki 1400 metų viskas vyko pagal tradiciją. So I say to my children and my grandchildren that my ancestor Abraham was the first Jew.
Todėl aš savo vaikams ir savo anūkams sakau, kad mano pirmasis protėvis buvo Abraomas. And every year at Passover, we say our great, 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 40 times grandfather Abraham went from Ur in the Chaldees to the land of Canaan. Todėl mes per Velykas išvardyjome, pasakome 40 kartų, kad tai ir mano kol nusikeliame iki Abraomo. Tai yra Abraomas, kurį pašaukė iš miesto, Dievas pakvietė ir parodė. Every year at Passover we celebrate God saving our people from slavery in Egypt. Kiekvieną kartą, kiekvienais metais, kai mes švenčiame Velykas, mes visada švenčiame ir liūdėjame, kaip Dievas mūsų tautą išvedė iš Egipto vergijos. And that event took place 1400 years before Jesus. Ir tai dar įvyko 400 metų iki ateinant Jėzui. So my family goes 2,500 years back to Egypt. Taigi mano šeima nusikėlė net iki 2500 metų iki Egipto. And 3,000 years back to Abraham. Ir dar 3000 metų atgal iki Abraomo. But who are the Jewish people? Taigi, bet kas yra žydų žmonės, kas yra žydų tauta? There are different words and names. Yra įvairių žodžių, įvairių vardų. Hebrew. Hebrajiškų. From the Hebrew word avah. Nuo hebrajų žodžio ava, To cross over. kuris reiškia pereiti. Now Abraham crossed over. Abraomas perėjo. Where did Abraham come from? Iš kur Abraomas atėjo? In the Chaldees. Chaldėjų miesto. Bad English joke. Irgi nelabai vykęs angliškas What jumoras. does it say in the Lithuanian Bible? Ką lietuvių kalboje sako žodis chaldėjai? Ur. He crosses over from Ur to the land of Canaan. Jis perėjo iš O iki Kanaano žemės. But he also crosses over from being a pagan to worshipping the one true God. Bet jis tai perina iš to, kad jis buvo pagonis, ir jis perina per visą, kad pašlovinti ir garbinti Dievą, įtikėti jį. The word Hebrew means someone who has crossed over. Žodis hebrajas reiškia yra kažkas, kuris kažką perėjo. And it's also the language we speak today. Lamadati ivrit modernit. I learn to speak modern Hebrew. Taip pat ir tas žodis, kurį mes naudojame šiandieną. Israel. Izraelis. Ishrael. Išrael. The Izraelis. man who sees God. Tai yra žmogus, kuris mato Dievą. Or maybe Ishsarael. O galbūt iš Caraei. The man who wrestles with God. Tai yra žmogus, kuris kovoja su Dievu. Jacob wrestles with the angel at the ford of Jabbok. Jokūbas grumėsi į grumtynės su angelu. And he finds that he has met God face to face. Ir jis supranta, kad jis susitinka Dievą veidas į veidą. And he calls the place Peniel, Ir the šitą- face of God. Ir šitą vietą jis pavadina Panael, Dievo veidas. Israel, Izraelis, Ishsarael, the man who is a prince with God. žmogus, kuris yra Dievo princas. Or, to Jews, how many opinions? Kai yra žydų, kiek mes turime nuomonių? 200. 200. Ishyashael, the man who is righteous with God. Žmogus, kuris yra teisus su Dievu. Scholars say this is probably the best understanding. Mokslininkai sako, kad greičiausiai tai yra pats geriausias paaiškinimas ir supratimas. Ishyashael, the man who is righteous with God, Israel. Tai Izraelis, tai yra žmogus, kuris yra teisus su Dievu. And then the word Jew. Ir tada žodis žydas. Now, when people say to me, are you a Jew? Kai žmonės mane sako ir klausia, ar tu esi žydas, I feel like I'm a fossil in a museum. aš tiesiog pasijaučiu, lyg būčiau iškasena muziejuje. And they say,
Are you a member of God's ancient people? Ar tu esi senovės žmonių Dievo bendruomenės narys? I'm not that ancient. Aš nesu jau toks Amen. antikinis senovinis. So the word Jew, I hear it's a bit harsh. Tai žodį, kurį aš išgirstu žydas, jis truputį man rėžia ausiai. If you ever want to know if somebody who is Jewish, Jeigu jūs norite kada nors sužinoti, jeigu kažkas yra žydas, you don't say, are you a Jew? nesakykite, ar tu esi, ar jūs esate žydas. And you say, are you a Gentile? Klausite, ar jūs esate pagonis. And if they're Jewish, they say, oh no, I'm Jewish. Tada žydas atsakytų, ne, aš esu žydas. But if they're not Jewish, they do not understand what you are saying, Bet jeigu jie nėra žydai, jie nesupranta, ką jūs sakote. unless they're Christian. Nebent jie yra krikščionys. The word Jew is Yehudah, the tribe of Judah. Žodis džių yra Jehuda, tai yra Judo gentis. And in the history of Israel, you have the kingdom in the south, which is the tribe of Judah and Benjamin. Ir jūs istorijoje žemėlapyje matote, kad Judas yra, You have the 10 tribes in the north, the 10 tribes of Israel. taigi šiaurėje mes turime 10 Izraelio genčių. Let's see if this works. I don't think it will work. Are you with me so far? Ar jūs mane sekate? We're learning who the Jewish people Mes are. mokomės ir aiškinamės, kas And yra how they žydai, call kas yra themselves. žydų tauta ir kaip jie save vadina. No, I'll play with it later. So, Jew then becomes the term for the whole of the Jewish people. Taigi žodis žydas tampa kaip pavadinimu, kaip terminu visiems žydams. And when the Jewish people go into exile in Babylon, Ir kai žydų tautos žmonės yra ištremiami į Babiloną, 500 years before Jesus, 500 metų iki Jėzaus, they then come back and they are in the Persian province of Yahud, Judah. ir tada, kai jie sugrįžta, jie atvyksta į which province? A Persian province. Į Persų provinciją. Because the Medo-Persian Empire has taken over the land of Judea. Nes tuo metu persai buvo užėmę dalį būtent žydų tautos. Yeah. And the religion of the Jewish people is called Judaism. Ir žydų tautos religija yra vadinamas judaizmas. And there are different types of Judaism. Ir taip pat yra įvairūs arba skirtingi judaizmo tipai. Yeah. So I'm going to jump through that to the modern period. Who is a Jew today? Taigi, žvelgiant į šios dienos situaciją, į šiandieninę situaciją, taigi kas šiandien yra žydas? We still don't agree on this question. Tiesą sakant, mes šito klausimu vis dar nesutarėme, nerandame bendro sutarimo. There is the biological origin. Be abejo, yra biologinė kilmė. And Orthodox Jews, strict Jews, say that you are a Jew Ortodoksai, tai grįžtieji žydai sako, kad jūs if your esate, mother is a Jew, sako, tu esi žydas tada, jeigu tavo motina yra žydė. or you convert from being a Gentile to being a Jew. Arba jeigu tu atsivertėjai, būdamas pagonis, atsivertėjai į žydą. The Talmud, the Jewish teaching, says your son by an Israelite woman is called your son. But your son by a heathen woman is not called your son. Taigi, ortodoksų apibrėžimas sako, tavo sūnus, jeigu tavo mama yra izraelitė, taigi tavo sūnus yra tavo paveldėtojas, bet moteris jo nevadina savo sūnumi. Yeah. If you know who your mother is, Jeigu žinote, kas yra jūsų motina, you're Jewish. tu esi žydas. If your mother is Jewish. Jeigu tavo motina yra žydė. But when the Jewish people were being persecuted, Bet kai žydų žmonės buvo persekiojami, if the women were raped by the Roman soldiers or others, jeigu moterį išprievartavo Romos kareiviai ar kas nors kitas, you did not always know who your father was. tikrai jūs tuo metu negalėjote žinoti, kas buvo tavo tėvas.
So this definition was actually to be considerate to people who may not know who their father is, but knew who their mother is. Taigi šis klausimas buvo aktualus ir jis svarstė būtent tie, kurie žinojo, kas yra jų tėvas ir nežinojo, ir žinojo, kas yra jų motina ir priešingai. That's strict Orthodox Jews. Reformed Jews, Tai yra griežtas ortodoksų būtent požiūris reformuoti žydai. they say if your father is Jewish, you are Jewish. Jie teigia, jeigu tavo tėvas yra žydas, tai tu taip pat esi žydas. And the biblical understanding in the Bible, we are the children of Abraham, Isaac, and Jacob. Bet pagal biblinį supratimą mes visi esame Abraomo, Izaoko ir Jokūbo. So the children of Ishmael are not Jewish. Taigi Izmaelio vaikai nėra žydai. The children of Esau are not Jewish. Ezavo vaikai taip pat nėra žydai. They are the Arabs and the others. Jie yra arabai ir kitų tautybių. Yeah. So the Bible often looks through the line of the father. Taigi Biblija dažnai žvelgia į būtent pagal tėvo liniją. In the genealogies of Jesus, we have the Gospel of Matthew. Taigi žvelgiant į Jėzaus genealogiją, mes žvelgiame į Mato evangeliją And the Gospel of Luke. ir Luko evangeliją. Matthew goes through the male line. Taigi Mato evangelijoje visas yra peržiūrimas Jėzaus istorija būtent per vyriškąją liniją. And Luke goes through the male line until it gets to Mary. O Luko evangelijoje visa linija Jėzaus yra peržiūrima per moterišką liniją iki, kol prieina iki Marijos. Miriam bat Heli, Miriam the daughter of Heli. Miriam Heili dukra. Yeah. So I don't think we will ever decide this question. Aš nemanau, kad mes kada nors šio klausimo apsispręsime ir nuspręsime. And the modern state of Israel says if you have one Jewish grandparent, O dabartinė Izraelio, pagal dabartinę Izraelio požiūrį, ne požiūrį, bet situacija yra, sako, jeigu bent vienas iš tavo tėvų yra žydas, you can become a citizen of the state of Israel. tu gali tapti Izraelio valstybės piliečiu. So where are the Jewish people today? Taigi, kur šiandien yra žydų tautos žmonės? There's about 14 million, 17 million, we don't know exactly. Mes tiksliai negalim pasakyti, ar jų šiandien yra 40 milijonų ar 70. Most of us are outside of the land of Israel, Didžioji dalis iš mūsų yra ne Izraelyje, už jos ribų. but about 44% are in the land of Israel. Bet apie 44% jų gyvena Izraelio žemėje. And we are a very small proportion of the world's population. Žvelgiant į pasaulio gyventojų skaičių, mes sudarome be galo mažą dalį. We don't really exist. Mes iš tikrųjų kaip ir neegzistuojame. We are less than 0.00002%. Taigi mūsų yra mažiau nei 0,0000 ir Of the world's 7.6 billion people. Taigi žinant, kad pasaulyje yra 7,6 milijardų gyventojų, tai Izraelio tautos sudaro 0,0002%. Tai yra be galo mažas skaičius. But we make a big noise. Bet mes vis tiek sukeliame didžiulį triukšmą. And Jesus was Jewish. Ir Jėzus buvo žydas. Jesus was Jewish. Jėzus buvo žydas. He is Jewish. Jis yra žydas. And he is to come Jewish. Ir jis grįš būdamas žydų. Jesus was not only born a Jew in the first century, Jėzus nebuvo tik tai tas, kuris gimė pirmajame amžiuje. circumcised on the 8th day, 8 dieną apipjaustytas, presented in the temple, atvestas į šventyklą. living a Jewish life, Jis, kuris gyveno žydišką gyvenimo būdą. teaching his Jewish disciples, Jis, kuris mokė savo žydus mokinius. but he was crucified, Bet jis buvo nukryžiuotas, died, numirė and rose again from the dead, ir prisikėlė iš numirusių and ascended into heaven, ir įžengė į dangų and is seated at the right hand of the Father. ir įsėdė tėvo dešinėje.
And he will come again to judge the nations. Ir jis vėl sugrįš teisti tautų. And just as Pontius Pilate put on the cross, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Yeshua Hanotzri Melech Yehudim, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Ir kaip Poncijus Pilotas, kai įsakė nukryžiuoti, buvo parašyta virš jo, kad Jėzus Nazarietis ar Nazarėnas žydų karalius. Jesus was a Jew. Jėzus buvo žydas, He is a Jew. jis yra žydas And he will come again ir jis vėl sugrįš as a Jew. kaip You žydas. agree? Ar sutinkate? Now, Jesus is truly human Taip, Jėzus yra tikrai žmogiškos prigimties and truly God. ir jis yra tikras Dievas. God in human form. Dievas žmogaus forma, žmogaus The kūne. Word became flesh and lived among us. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarpe mūsų. And we saw his glory. Ir mes matėme jo šlovę. And Jesus said, if you have seen me, Ir you have Jėzus seen the sako, Father. jeigu jūs matote mane, tai jeigu jūs regite mane, tai jūs esate matę ir mano tėvą. And the church has often forgotten or hidden the Jewishness of Jesus. Ir bažnyčia dažnai pamiršo apie Jėzaus žydiškumą. But Jesus cannot be separated from the people of Israel. Bet Jėzus negali būti atskirtas nuo žydų tautos. And it is wrong for Christians to lose sight of the Jewishness of Jesus. Ir iš tikrųjų krikščionims yra sudėtinga, nes jie prarado Jėzų būtent į jo žydiškumą. Now, there are Jewish people all around the world. Visame pasaulyje yra labai daug žydų tautos žmonių. And we have two particular groups, Ashkenazim from the north, Mes from turime Poland and Russia, Turime dvi skirtingas grupės, tai Aškenazija iš Lenkijos, iš Rusijos, from Lithuania, from Germany, iš Lietuvos ir iš Vokietijos. and the Sephardim, the southerners from Spain and North Africa. Ir turime iš pietų pietiečius, iš Ispanijos ir pietų Afrikos. And we come from all these, we have these different cultures and identities. Ir kalbant apie tapatybę, mes turime dvi skirtingas kultūras. So the Ashkenazi look like Europeans, Aškenazija atrodė panašiai kaip europiečiai, and the Sephardi look like Arabs or North Africans. o Safadė atrodo kaip afrikiečiai, kaip kilę iš Šiaurės Afrikos. We Ashkenazim, I'm mainly Russian, Polish, German, oi, 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 we've suffered. Taigi mes Europoje sakome, Vokietijoje, Lenkijoje sakome, ojojoj. With the North Africans, the Sephardim, they have lots of parties. Tuo tarpu gyvenantis Ispanijoje arba Pietų Afrikoje, jie švenčia ai, daug ai, ai. vakarėlių, kurie kalba kitaip. Ai. We have nice, spicy, hot food. Mes turime nuostabų, puikų, aštrų, pikantišką maistą. The Ashkenazi, like the blinis we have for breakfast this O morning. Lovely. Aškenazija, taip kaip mes, kaip ir kai mūsų svečios valgėme blynus šįryt, Not too good for your cholesterol level, na, jie nėra labai geri cholesteroliui. but nice food. I'm sorry, no Yeah. slides. Just, do you want audience to see? Oh, you lost the slides. Sorry, what happened there? Yeah. So I have 8 more minutes. Dar man liko keletą minučių. How did that work like that? Did you lose all my Oh, slides? Oh, Just only one slide, I noticed. okay. It's okay. Say, Richard, stop, slides, not working. Yeah. So, oi, 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 oi. Taigi Aškenazija, Vokietijoje, skirtinga Can we kultūra, all try skirtinga that, please? liturgija. Oi, 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 oi. Ojojojojoj. Ir kitoks You yra need to tarimas. practice. We talk with our hands. Oi, 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 oi. Very Kai good. mes kalbame, mes daug mosikuojame rankomis ir tarime ojojojojoj. And ay, 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 ay. Ir esantis Ispanijoje, jie tarė kitaip. Ai. And in Israel, we have a chief rabbi for the Ashkenazi Ir mes Izraelyje turime vyriausiai Aškenazių and a chief rabbi for the vyriausiai rabiną, Sephardi.
I'm sorry. And a chief rabbi for the Sephardi. Ir turime vyriausiąjį rabiną būtent Safarių, kurie yra Ispanijoje ir Pietų Afrikoje. And where you have two Jews, you have three opinions. Ir kaip dar kartą mūsų svečias primena, kur You heard žydai that ten already. 3 nuomonės. And if you think about it, at the time of Jesus, there were many opinions. Ir kai mes kalbame apie Jėzaus laikus, ten buvo be galo daug įvairiausių nuomonių. Pharisees and Fariziejai, Sadducees sadukiejai. and Essenes. This is at the time of Jesus, but today, Bet šiandien ultra-Orthodox, ultraortodoksai. black hats, long beards, Taigi jie dėvi juodas skrybelės, juodas ilgas barzdas. yeah. My wife won't kiss me if I have a long beard. Taigi mano žmona su manim nesibučiuoja, jeigu mano barzda yra ilga. So we have a compromise. Taigi mes priėmėme kompromiso. But when I'm in Israel, I'm a black hat, long beard. Taigi, bet kai aš atvyksiu į Izraelį, be abejo, viskas keičiasi. And then Orthodox, who are strict, but not so very strict. Bet ortodoksai, kurie tokie griežti, bet ne visiškai jie tokie griežti. If you really want to understand Jewish people, you have to understand these varieties. Jeigu jūs norite suprasti žydų tautą, jūs tikrai turite kažkaip pasistengti suprasti būtent tas įvairovės, kur yra būtent žydų tautoje. One way to identify us is to look at our head coverings. Taigi vienas iš tų ženklų, kad yra, tai mes dengiame galvas. Large black is ultra-Orthodox. Didžiulis juodus tai yra ultraortodoksai. Small black is religious conservative. Mažos kipa? Kippah. Yeah. Maža kipa yra, could you remind small kipa? They are? Large black is ultra-Orthodox, very strict. Haredi, Hasidic. Haredi, Hasidai. Small is strict. Mažos yra tiems, kurie yra griežti. Knitted yarmulke is traditional. Tradiciniai yra būtent tie, kurie dėvi mažas megzta, nunertas. No head covering is secular. Taigi tie, kurie nieko nedėvi, jie yra pasauliečiai. Some women wear a head covering. Net moteris, kai kurios dėvi būtent galvos dangalus. LGBTQ wear a head covering. Net ir LGBT taip pat turi dangalus. Messianics wear a head covering. Net mesijiniai žydai taip pat dėvi būtent tokius galvos The apdangalus. Dalai Lama wears a head covering. Jeigu pažvelgsime, ir Dalai Lama taip pat nešioja galvos dangalą. Women rabbis, messianic, everyone. Moteris, vyrai, mesijiniai ir visi kitie jie dėvi būtent galvos dangalus. We tell a common story. Bet mes pasakojame visiems bendrą istoriją. Now, the Christian story is climaxing in Jesus. Krikščionių istorija tai yra pats svarbiausias momentas, yra susijęs su Jėzumi. Without Jesus, it doesn't make sense. Be Jėzaus neturi jokios prasmės. But for most Jewish people, we haven't found Jesus. Bet didžioji dalis žydų dar neatrado Jėzaus. So we tell the story differently. Taigi mes šitą istoriją pasakojame skirtingai. And God wants his story and my story and my friend's story to come together. Taigi ir Dievas nori, kad jo istorija, mano draugų istorija ir kitų, kad jos visos būtų viena, jos sueitų į vieną. This is the standard Jewish story. Tai yra standartinė, tradicinė žydų istorija. I'm going to just read this. So Okay. if you want. Contemporary Jews today, are descendants of the biblical Hebrews, who, starting with Abraham, were the first people to accept monotheism, the belief in a single God. Okay, I will translate. Šiuolaikiniai žydai yra būtent biblinių hebrajų palikuoniai, kurie prasidėjo nuo Abraomo, buvo pirmieji žmonės, kurie priėmė monoteizmą, tai yra tikėjimą į vieną Dievą. Tracing their lineage through the Bible from Abraham to Isaac to Jacob, later named Israel, and his 12 sons, also known as the children of Israel, and continuing on through Moses and Joshua, the Israelite slaves escaped to freedom, going on to wander in the desert for 40 years. Taigi,
sekant būtent jų tautos liniją per visą Biblijos istoriją, pradedant Abraomo iki Izaoko, vėliau pavadintų, tai yra Jokūbas, vėliau pavadintų Izraeliu, ir jo 12 sūnų, tai yra 12 Izraelio sūnų, ir tęsdami savo kelionę per Mozę ir Jošuą, išėjus Izraelio vergovės, jie išėjo į laisvę ir toliau jie klajojo dykumoje, klajojo dykumoje 40 metų. Thank you so much for doing all this translation. This epic story involves an evil emperor, Pharaoh, a miraculous escape through a major body of water that splits into two, the Red Sea, creating a pathway, a revelation from God on Mount Sinai, receiving a moral code, the Ten Commandments, and passage to a land promised to them by God, a geographical area which is the current state of Israel. Taigi ši istorija apima daug veikėjų, daug įvairiausių veiksmų. Taigi pirmiausia, imperatorių faraoną, tai yra blogio imperatorius. Toliau stebuklingą pabėgimą per vandenį, kuris buvo padalytas, atskirtas į 2 dalis. Toliau Dievo apreiškimas, Sinajo kalnas, 10 Dievo įsakymų įteikimas Izraelio tautai ir atkeliavimas į pažadėtą žemę, kurią nurodė Dievas, kurie dabartinės linijos, tai yra būtent dabartinės Izraelio valstybės sienos. This is how we tell our story, whether we're very strict or very secular. Tai yra būtent ta istorija, kai mes kalbame, kai mes esame labai griežti, konkretus ir kai mes esame tokie pasaulietiški. Throughout history, Jews have been persecuted, oppressed, and murdered simply for being Jewish, exiled from their homeland a number of times, most significantly in 586 before Christ and in 70 after Christ, when their first and second temples were destroyed. This strong, resilient community has persevered and survived over and over again against all odds. Taigi per visą žydų tautos istoriją, kurie buvo persekiojami, kurie buvo priespaudoje, tiesiog buvo žudomi dėl to, kad jie paprasčiausiai buvo žydai, ištremti iš savo žemės daugelį kartų. Vienas iš jų žymiausias 586 metais prieš Kristų ir 70 metais, kai buvo sugriautos jų pirma ir antroji šventyklos. Ir ši visuomenė, resilient, kuri nepaisant visų sunkumų vis tiek atsigauna, taigi jie išlaikė, išgyveno ir vėl atkūrė ir nepaisant visų sunkumų ir visokių išgyvenimų ir tragedijų. Though there have been many attempts to annihilate them, most notably the Holocaust or Shoah, the European Jewish genocide of World War II, they wondrously returned to their birthplace, the land of Israel, and in the 20th century and in 1948 established a new country, a Jewish state, where they continue to fight for their existence today. Nepaisant to, kad buvo labai daug bandymų tiesiog juos kaip išnaikinti, vienas iš jų garsiausias ir žinomiausias tai yra holokaustas arba Shoah, tai yra Europos žydų genocidas Antrojo pasaulinio karo metu. Jie stebuklingai sugrįžo į savo gimtąją žemę, į Izraelio žemę 20-ame amžiuje ir 1948 metais įkūrė naują valstybę, žydų valstybę, kurioje jie dar tebetęsia savo kovą už savo egzistavimą, už savo buvimą šiandieną ir gyvenimą. This is the standard Jewish story. Tai yra standartinė įprasta žydų istorija. It doesn't mention Jesus. Joje nėra kalbama apie Jėzų, net nėra užsimenama apie jį. It doesn't mention Christianity. Joje yra nekalbama apie krikščionybę. It's set when Christians persecuted the Jews. Kai krikščionys persekiojo žydus.
So I will stop there for questions and discussion. Taigi aš norėčiau čia ir stabtelti ir sustoti, jeigu toliau norėtumėte diskutuoti arba užduoti klausimus. I've tried to explain who are the Jewish people Aš jums norėjau paaiškinti, kas yra žydų žmonės, kas yra žydų tauta. by sharing my own background, Taigi pasidalindama savo asmeninę, savo šeimos kilmę, by discussing who is a Jew, aptardamas, diskutuodamas, kas yra žydas and by looking at the standard story that most Jews have. ir jums pateikdamas, paaiškindamas, kokia yra standartinė prastinė istorija, kurią pasakoja žydai. So if you have questions or comments on this or any other subject, we'll discuss those. Jeigu jūs turite klausimų būtent šią temą, ar iš anksčiau jums dar yra klausimus, taigi esate kviečiami pasidalinti ir paklausti. I will talk about replacement theology at the next session, but thank you for your attention. Ačiū Jums be galo uždėmesį, bet ir kitame mūsų susitikime aš Jums pakalbėsiu apie pakeitimo teologiją. There is one question that I have brought, yes. We have some time? Yeah. Yes, we will find out. Okay. So the question is as follows. Why do Messianic Jews eat kosher food if in Acts of Apostles 10 from 9 to 15 says, I have the idea, what God has made clean, you have no right to call profane. Yeah. So why do Jewish people still eat kosher food? Why do Messianic... Do you want to explain that in Lithuanian? Messianic- Who Messianic asked the Jews. question? Kas uždavė klausimą? Kas pateikė šį klausimą apie kosher maistą ir mesinį? Why do Messianic Jews eat that food? Yeah. So the passage in the book of Acts, Taigi I don't know if you understand... Does everybody understand the Lithuanian of the question? Ar visi supratote klausimą? Yeah. Messianic Jews are... Most of them are eating what I call biblical kosher. Daugumai mesinių žydų valgo maistą būtent tokį, ką aš vadinu kosher pagal Bibliją. No pork, no shellfish, Nevalgo kiaulienos ir nevalgo jų vėžiagyvių. but Visa, you kas yra can kiaulpienose. have milk and meat together. Bet pieną ir mėsą jūs galite valgyti kartu. Orthodox Jews are more strict. Ortodoksai žydai šio klausimo yra griežtesni. If you have meat, Jeigu you jūs- wait 5 hours. Jeigu tu valgai mėsą, tu turi palaukti. You have to wait 5 hours. Wait 5 hours. Taigi reikia palaukti 5 valandas, So the food will digest in your stomach. kad maistas susivirškintų jūsų skrandyje. Because if you have milk Nes jei and geri it pieną mixes with the meat in your stomach, ir susimaišo su mėsa esančia jūsų skrandyje, you are breaking the commandment. taigi tu pažeidi įstatymą. You shall not boil a kid, a young goat, in its mother's milk. Taigi tu nevirsi jauno ėriuko, jauno žiuko jo mamos piene. Now, food in Jewish life is very important. Maistas žydų tautos gyvenime yra be galo svarbus. It's not just very important, it's very, very, very important. Jis ne tik, kad labai svarbus, bet jis labai, We are- labai be galo svarbus. Very serious about our food. Kalbant apie maistą, mes į tai žvelgiame be galo And we rimtai. love our food. Ir mes mėgstame ir mylime savo maistą. But kosher food laws are one of the things that has made the Jewish people different over thousands of years. Bet košer maistas, kurį būtent valgo žydų tauta, tai yra išskirtinis, tai yra tai, kas who made. They've made the Jewish people different for thousands of years. Taigi šis maistas išskyrė būtent žydų tautą iš kitų jau tūkstančių metų. The three main signs of being Jewish are keeping the Sabbath, Trys pagrindiniai dalykai būnant žydų yra būtent šie. Tai yra šabo laikymasis. circumcising male children when they're born, Taigi vaikas, kai gimsta, būtent berniukas, jis yra apipjaustomas and keeping the laws of kosher food, kashrut. ir laikantis būtent košer maisto, tai yra kašrut maisto valgymo ir pateikimo taisyklių. Now, it is not a sin to be a Jew. Nėra nuodėmė to be a Jew. I did not have to stop being Jewish when I became a follower of Jesus. Kai aš įtikėjau Jėzų, aš tikrai nenustojau būti žydu. You can even be Lithuanian and believe in Jesus. You Isn't got that it. amazing?
Jūs esate lietuviai ir jūs galite įtikėti į Jėzų. Argi tai nėra nuostabu? You can even be British and believe in Jesus. Jūs galite būti britai ir tikėti į Jėzų. When I get to heaven, the British will be there drinking their cups of tea. Kai aš nukeliausiu dangų, aš tikrai matysiu, kai britai danguje geria And, arbatą. and saying, jolly good show. Ir jolly good show, is it idiomatic? English idiom, yeah. What does it Just mean? means very good. O, tai reiškia, nueisi ir kai jie gers arbatą, sakys, na, kaip gera. And the French will be there with their red wine. O sutiksim prancūzus ten, kur jie gurkšnoja raudoną vyną. And the Italians will be there with their pasta. O italus pamatysime valgant pastą, makaronus. Jesus sets you free to be all that you are meant to be. Jėzus išlaisvino, kad jūs būtumėte tuo, kuo jūs ir esate, kuo jūs ir turite būti. Now, the passage in the book of Acts is not about eating pork and shellfish. Būtent ši ištrauka šventajame rašte tai yra Apaštalų darbai 10 skyrius, 9-15 eilutės, tai nėra apie košer maistą. It's the vision that God gives to Peter. Tai yra vizija, kurią Dievas pateikė Petrui. And the unkosher food that he sees in his vision, Vizijoje, kuris mato nekošerinį maistą, God says to him, rise, Peter, kill and eat. jis sako Petrui, kelkis, tiesiog nudobk ir valgyk. Peter says, no, I've never done this. Petras sako, ne, aš niekada šito nedarysiu. And the next thing that happens, Ir po to, kas įvyksta, Cornelius, the Roman centurion, Kornelijus, Romos šimtininkas, a non-Jew, a ne Gentile, žydas, pagonis, he comes and Peter goes and preaches the gospel to him Petras ateina pas į namus ir jiems skelbia gerąją naujieną. and tells him about Jesus. Ir pasakoja, kalba jam apie Jėzų. And the Holy Spirit falls on Cornelius. Ir ant Kornelijo nusileidžia šventoji dvasia. And the gospel goes out to the nations. Ir Evangelija tiesiog pasklinda po tautas. Peter does not stop eating kosher food. Petras tiesiog nenustoja toliau valgyti košerinio maisto. And the problem is not, can Jews still keep kosher? Ir problema yra ne ta, kad ar žydai dar gali laikytis košerinio, būtent to maisto valgymo tradicijų. The problem is, can Gentiles eat pork chops? Klausimas yra toks, ar pagonis gali valgyti kiaulienos kepsnius. When I was a young Christian, they said this is the order of the books of the New Testament. Kai aš buvau jaunas, man tai sakė, tai yra Naujojo testamento tvarka. Can Corinthians, Gentiles, Galatians, eat Ephesians, pork, Philippians, chops, Colossians? Mūsų vardyjame, ar kolosiečiai, galatai ir visi kiti, ar gali valgyti kiaulieną ir ar gali valgyti kepsnius. That's a bad English joke. Tai yra, aišku, nevykęs angliškas humoras. The question was, can the Gentiles believe in the Jewish Messiah without being circumcised and keeping the whole Torah? Klausimas buvo, ar gali būtent įtikėję į Jėzų valgyti tą maistą ir būti apipjaustyti. So I do not ask the Gentiles to keep kosher. Aš negaliu prašyti pagonių ir laikytis košerų. And you do not have to. Ir jūs neturite to daryti. And you do not need to circumcise your sons. Ir jums nereikia apipjaustyti savo sūnų. And you do not have to keep Shabbat, the Sabbath, although for me it's a wonderful way of receiving God's rest. Ir jums nereikia laikytis šabo, nors man asmeniškai tai yra nuostabus laikas ilsėtis Dieve. I do not tell the non-Jews, the Gentiles, what to do. Aš nesakau būtent pagonims, kurie yra nežydai, nesakau jiems, ką jie turi daryti. For 2,000 years, the Christian church told the Jews, if you become a Christian, you must give up anything Jewish. Taigi beveik 2000 metų krikščionys sakė žydams, ką jie turi daryti ir ką jie turi ir ką jie privalo atsisakyti. This is wrong. Tai yra klaidinga, tai yra The netinkama. Spanish Inquisition was to investigate the faith of Jews who had become Catholics. Taigi Ispanijos inkvizicija buvo skirta tam, kad ištirti, kurie žydai tapo katalikais.
And they said that if you are still keeping any Jewish customs, Ir jeigu jie sakė, jeigu jūs vis dar tebesilaikote žydiškų tradicijų, you will be burnt. jūs būsite sudeginti. So we have to see that the church is made up of two groups. Taigi mes matome, mes turim suprasti, kad bažnyčia yra sudaryta iš dviejų grupių. The church of the circumcision, Tai yra apipjaustytos bažnyčios. ecclesia e circumcisione. That's the Latin. And ecclesia e gentibus, the church of the nations. Ir tautų bažnyčia. The church of the nations is millions of people. Tautų bažnyčia tai yra milijonai žmonių. The church of the circumcision is much smaller. Apipjaustytųjų bažnyčia yra daug mažesnė. But together we make up the reconciled, healed, restored people of God. Bet mes kartu, kai mes sutaikome, mes esame atstatyti, atgaivinti ir suvienyti, būti vieną. Any other questions? Dar turite kokių klausimų? Ne, ateikite arčiau, come closer, I would ask her. Yeah. Gal pasakykite garsiai, išversiu. Aš tiesiog noriu paliudyti. Dabar yra laikas klausimams. Klausimas, tai yra klausimas. Sakė, kokių turite klausimą? Paliudyti gal galėsite, kai dalinsitės grupelės arba kažkaip priejus. Taigi jūsų klausimas koks? Kada žmogus skaitosi žydas, yra Biblijoje atsakymas. So when the person is considered to be a Jew, because in the Bible there is the answer. There is the answer in letter to the Romans. Čia yra antras skyrius, 28 eilutė ir 29. So, to put it in our words, could you ateikite arčiau tiesiog? So what is the question? Nes mums reikia klausimų konkrečiai. Dar kartelį. Klausimas, ar čia yra atsakymas į klausimą, kas yra žydas? So she's. One is a Jew who is not inwardly? So this is letter to Romans 29. Yeah. Yes, 2. Bet tas, kuris nematomai apipjaustytas savo širdyse. So Romans, the question, so she uses this part of the scripture to find out whether is this what says about whether the person is the Jew. Yes. So Romans 2:29, yeah? Yes, exactly. And in my version, just reading it, is for no one is a Jew who is merely one outwardly, nor is circumcision outward and physical, but a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart by the Spirit, not by the letter. His praise is not from man, but from God. All right, I will read in Lithuanian just for Yeah, the sure. audience. Taigi, laiškas Romiečiams, 2 skyrius, 28-9 eilutės. Nes ne tas yra žydas, kuris išviršiniai apipjaustytas ir viešai laikomas žydu, bet tas, kuris nematomai apipjaustytas savo širdyje, dvasia, nelyg įstatymais, kuriam pagarba ateina ne iš žmonių, bet iš Dievo. Yeah. Oh, the question is, can she consider herself as a Jew while reading this part of the scripture? Yeah. This scripture should not be taken out of context. Ši rašto dalis neturėtų būti išimta iš konteksto. We have to have a whole understanding Mums reikia turėti visą bendrą supratimą, of Paul's letter to the Romans. būtent visą laiškų supratimą, kuris yra skirtas romiečiams. And in the first part, from Romans chapter 1 to 5, Taigi pirmuose 5 skyriuose nuo 1 iki 5 laiško romiečiams, he's saying that we've all sinned. jis sako, kad mes visi esame nusidėję. We've all fallen short of the glory of God. Mes visi stokojame net Dievo šlovės. The Jewish people have the written law, Žydų tauta, žydų žmonės turi rašytinį įstatymą.
and they have failed to keep the commandments, ir jiems nepavyko laikytis būtent visų įsakų, and the nations have the law in their hearts. o tautos turi have the They have an understanding of law from creation. O tautos, o tautos turi įstatymą iš supratimo, iš viso, ką mato. But they've still worshipped idols, and they've worshipped God, breaking the law that is there in all creation. Bet jie garbino stabus ir garbino visą kūrinyje. He then focuses the argument in chapter 3 and 4. Tada jis susitelkia ties argumentu 3 ir 4 skyriuose. And says it's not by keeping the law that you are righteous by God, Taigi, but by faith. ne įstatymo laikymasis padaro tave teisiu, bet tikėjimas. So at the end of chapter 2, verses 28 and 29, Taigi, antros skyrius he's pabaigoje not saying that everyone is a Jew if they are circumcised inwardly. jis sako, kad ne kiekvienas yra tas žydas viduje, kuris yra apipjaustytas. That's not what he's trying to argue. He's trying to argue that whether you're Jewish or Gentile, you failed to keep the law. Jis teigia, ar tu žydas, ar tu nežydas, jeigu tau nepavyko laikytis įstatymą, tu jo nesilaikiai, tai tu ir nesi tuo. So that passage where it says he is not a Jew who is one outwardly, Taigi, nor šiame is circumcision just outward and physical, he's really saying that the true meaning of circumcision Jis sako, is to have your heart circumcised. jo mintis, ką jis turi konkrečiai, būtent ką jis teigia, tai yra būtent apipjaustymas ne išorinis, ne fiziškas, bet būtent širdies apipjaustymas. And Deuteronomy, Moses says, circumcise your hearts. Ir pakartoto įstatymo knygoje vėl kalbama apie apipjaustytą širdį. And Jeremiah and Ezekiel, a new heart I will give you. Ir Jeremijo ir Ezekielio mes vėl ir tekstuose randame, kad Dievas sako, aš tau duosiu naują širdį. So thank you for your question, because it can seem that this means that everyone is a Jew if their heart is right with God. Could you just give answer in It two can parts? easily appear Gali lengvai atrodyti ir pasirodyti, that this means we're all Jews Kad tai if reiškia- our heart is right with God. tai kad mes visi esame žydai, jeigu mūsų širdis yra teisinga su Dievu. But that is not what the passage is arguing in its context. Bet tai yra ne ta mintis, apie ką būtent kalbama ir diskutuojame šioje rašto vietoje. And when we read the Bible, we must be careful not to take one verse out of its Ir context. kai mes skaitome šventąjį raštą, mes turime būti labai atidus, kad neišimtumėm iš viso konteksto vieną sakinį. And this is what I call a supersessionist way of reading the Bible. Ir būtent tokį skaitimo būdą aš vadinu kaip pakeitimo teologijos būdą, Which is very much part of the history of Christianity. kuris iš tikrųjų yra nemaža dalis būtent krikščionybės istorijos dalimi. Because it said God has finished with the Jews, Nes yra sakoma, kad Dievas su žydų tauta jau pabaigė šitą visą reikalą. because we, the Gentile Christians, are the true Jews. Nes mes, kilę iš pagonius krikščionys, dabar mes esame tikrieji žydai. And a text without a context is a pretext. Ir tekstas be konteksto, taip kaip yra kaip prieš istoriją, tai esantis prieš tekstą, neteikiantis visų supratimo. So I thank you for the question. It illustrates a much bigger problem, Taigi aš Jums labai dėkoju iš klausimą, nes tai parodo daug didesnę problemą. which is that the church thinks that it is the replacement of Israel. Ką ir bažnyčia galvoja, kad ji pati yra būtent vietoj Izraelio, ji yra kaip pakeista į jo vietą atėjusi. And you can always find individual verses. Ir Jūs galite rasti tokias asmeninės tokias mintis, You can use to argue this. Jūs galite tai panaudoti kaip ginčiui. And even in the history of Christian reading of Scripture, Net ir būtent šventojo rašto skaitimo istorijoje Augustine, August- Justin Martyr,
And many other Christians read the scripture like this. Ir tėvų, mes žinome tėvų, šventųjų tėvų istoriją, kaip Šventas Augustinas ir Jonas Auksaburnis ir daugelį kitų, būtent šventąjį raštą ir skaitė tokiu būdu. But Messianic Jews do not read scripture like this. Bet mesiniai žydai švento rašto neskaito tokiu būdu. And from the time of the Second Vatican Council, the Catholic Church has said, they do not see this in scripture. This is later Christian interpretation. Taigi po antrojo Vatikano susitikimo jie sako, kad they do not. This is not the best way Tai- to read the Bible. Po Vatikano susitikimo sako, kad tai nėra geriausias būdas skaityti šventąjį raštą. So the church is beginning to change the way it understands these passages. Taigi bažnyčia pradeda keisti būtent to rašto vietas ir kaip jį supranta ir vyksta tiesiog keitimas. And I'm now what I would call a post-supersessionist. Save dabar aš pavadinčiau kaip po pakeitimo teologijos, kaip pasakyti, kaip That person. God has not replaced the Jewish people with the church. Taigi Dievas nepakeitė Izraelio, vietoj jo neįkėlė, nepakeitė į bažnyčią. But the church is made up of Israel and the nations reconciled in Christ. Bet bažnyčia sudaro žydai ir sudaro krikščionys, kurie yra sutaikyti į vieną. Aš norėjau paklausti, nes tokių... Gediminai, neskubė gerai. Aha, gerai. Aš norėjau tiesiog paklausti. Tai prasme, nes daugeliu kyla klausimų, ne pirmi metai, kadangi vyksta čia konferencijos, ši tema dėl pakeitimo teologijos ir dėl bažnyčios istorijos tokios nelaimės. Ir klausimas, kai mes čia išgirstam šitą visą informaciją, kaip mums grįžus į savas parapijas gyventi toliau? Great Thank you. question. Thank you. Geras klausimas, dėkoju tau. You all understood the question. Yeah. Ja. Accentuate the positive. Akcentuoti, kas yra teigiama. Don't spend your time arguing against somebody else's position. Taigi nesiginčyti su tuo, kas yra kitokioje pozicijoje. I waste so much of my energy arguing with wrong views of other people. Aš tikrai labai daug laiko išvaistau, ginčydamis su žmonėmis, kurie turi kitokį požiūrį. I have enough wrong views in my own head. Savo galvoje, savo mintise aš tikrai turiu irgi tam tikrų minčių požiūrių, kurie gal ne visada yra teisingi. So what do? You focus on the positive. Tai ką daryti? Taigi pirmiausia, save pastatyti į teigiamą poziciją. And you preach the good news Tu skelbi arba jūs skelbėte gerąją naujieną, that Yeshua, Jesus, is the Messiah of Israel and Savior of all the nations. kad Jėzus yra Izraelio mesijas ir viso pasaulio gelbėtojas. That Yeshua was born of the line of David, of the seed of Judah and of the Jew of Israel. So for me, this is liberating. Taigi, kad Jėzus gimė iš Dovido ir kad Jėzus yra žydų mesijas. Ir kalbant būtent diskutuoti apie tai, tiesiog mane tai išlaisvina. I want to tell people good news about the Messiah. Aš žmonėms norėjau skelbti, sakyti gerąją naujieną apie Mesiją. I want to tell my people that you don't stop being Jewish when you become a follower of Rabbi Yeshua. Aš savo tautiečiams sakau, kad tu nenustok ir nenustok būti žydų, kai tu jau seki Ješuo Jėzumi. I want to tell my Gentile Christian friends that they are grafted in. Aš noriu pasakyti savo draugams, savo pagonėms, draugams, kurie yra įskiepyti į
They are the unnatural branches of the olive tree grafted into the natural olive tree. Jos yra būtent kilę iš pagonų, yra įskiepyti į taurųjį alyvmedį, kaip neprigimtinės šakos tarp prigimtinių šakų. And the purpose of bringing unnatural branches in is to bring nourishing life to the natural branches. Ir įskiepijant kilusius iš pagonių, tikslas yra, kad atnešti tą maistą būtent mums prigimtinėms šakoms. So the Gentiles are to make my people jealous. Taigi pagonys yra skirti tam, kad sukeltų pavydą mano tautai. That's how my brother became a believer in Jesus. Taip, tokiu būdu būtent ir mano brolis tapo tikinčiu į Jėzų. My brother Nick, he became a believer about the same time as me. Mano brolis Nikas tapo tikinčiu Jėzų maždaug panašių laikų, taip kaip ir aš. I said, Nick, what was it that persuaded you to believe in Jesus? Aš klausiu jo, Nikai, kas tave įtikino, kad tu tapai tikinčiu Jėzumi? Maybe it was all the good arguments I had. Galbūt tai atsirado dėl to, kad mes dėl to diskutavome ar ginčijomės. Maybe it was the books I gave him to read. Galbūt tai būtent klausimas kilo ir visai iš knygų, kurias aš jam daviau perskaityti. None of that. Nė viena iš jų. He said to me, Jis man pasakė, I saw what the Christians had in their lives, aš pamačiau, ką krikščionys turi savo gyvenimuose. and I wanted it for myself. Ir aš to paties norėjau savo. He was jealous Jis tiesiog, of the love of God jam kilo pavydas dėl that he Dievo saw meilės, in the lives of Christians. kai jis pamatė būtent And he krikščionių wanted it. gyvenime. So what do we do now? Taigi, ką mes darome dabar? have to accentuate the positive. Taigi mes ką turime daryti? Dar kartą akcentuoti pozityvumą. The good news of Yeshua, the Savior of all nations and the Messiah of Israel. Akcentuoti, kad Jėzus yra Izraelio mesijas. Mes turime skelbti gerąją naujieną. I know this is difficult because we feel defensive. Aš manau, kad tai yra tikrai nelengva, mes tokie jaučiamės, kaip būtume gal ir puolami. The truth of Scripture is so obvious. Bet rašto prasme iš tikrųjų yra tokia akivaizdi, tokia aiški. And the more you understand the Jewishness of the gospel Ir jo jūs labiau suprantate Evangelijos žydiškumą and the Jewishness of Jesus, ir Jėzaus žydiškumą, the more you have good news for everyone. tuo daugiau jūs turite galimybę, tai yra gerą naujieną, skelbti kiekvienam. It's only taken 2,000 years for the church to realize this. Bažnyčia užtruko ne 2000 metų, kad tai suvokti. This is my British understatement. Taigi čia mano britiškas supratimas. Tai And I'm very teiginys. sad for all the persecution and all the treatment of the Jewish people by the church that is the opposite of what Jesus wants. Taigi, iš tikrųjų man labai gaila dėl mano tautos, kurie buvo persekiojami ir tai yra, kurios persekiojo bažnyčia ir tai yra visiškai priešinga, ką sako Jėzus Mesijas. So we need to repent of that. Taigi mes turime dėl to atgailauti. We need to receive forgiveness. Mes turime gauti atleidimą. We need to ask Jewish people to forgive the things that have been done in the name of Jesus that Jesus never would have wanted. Taigi mes turime prašyti jų atleidimo žydų tautos, ką mes padarėme Jėzaus vardu, nors Jėzus niekada šito nenorėjo. But we should not just feel bad and guilty about this, we should feel forgiven and released to share the good news. Taigi mes neturime dėl to jaustis blogai, neturime jaustis liūdesy, bet we should. To share the good news. We should feel released and mes forgiven. turėtume jaustis išlaisvinti and share good news. To share the good news, yeah. Kad galime dalintis gerąją naujieną. Yeah. Basta. What basta, yeah. So we pause there. I will talk more about these things tomorrow. I know a bit more where you are
coming from. Thank you so much for your questions. Ačiū Jums už Jūsų klausimus, aš jau suprantu ir matau Jūsų pagal klausimus, kaip kokia mintis, taigi mes pratęsime diskusiją, pradėsime kalbėjimą rytoj. Thank you. Slava Bogu. Slava.